Labas rytas. Sveiki susirinkę į Lietuvos ir Lenkijos programos internetinį seminarą potencialiems trečiojo kvietimo pareiškėjams. Tai jau mūsų antras renginys, renginių serijoje potencialiems pareiškėjams. Šiandien turime pakankamai tokią turiningą darbotvarkę. Pradžioje aš esu Valerija, komunikacijos vadovė. Manau, kolegas pristatysime eigoje, taupysime laiką. Kalbėsime apie bendrą informaciją, apie programą, būtent apie trečiąjį kvietimą teikti paraiškas. Tada turėsime trumpą pertrauką, po kurios jau kalbėsime apie biudžeto planavimą ir paraiškos teikimą. Ir tada jau matysime, ar mums bus reikalinga antra pertrauka ar ne. Ir turėsime klausimų ir atsakymų sesiją. Toliau apie klausimus. Kaip minėjau, turėsime klausimų ir atsakymų sesiją renginio pabaigoje, tačiau viso renginio metu labai kviečiame, skatiname užduoti klausimus jau raštu. Tai chat kviečiame naudoti techniniams klausimams, jeigu kartais negirdite, nematote skaidrių, kažkokios problemos, techniniai nesklandumai, tai tiesiog galite parašyti į chat. O jau klausimams susijusiems būtent su trečiuoju kvietimu teikti paraiškas, kviečiame užduoti būtent Q&A skiltyje, turit ją matyti savo Zoom ekrane ir ten jau tikrai viso renginio metu, bet kurią temą susijusią su trečiuoju kvietimu teikti paraiškas, tikrai klauskite ir mes pagal galimybės atsakysime arba iš karto, arba vėliau, tiesiog matysime. Taip. Taip pat iš karto trumpai paminėsiu apie būsimus renginius, tai individualios konsultacijos, kaip žinote greičiausiai, antradieniais ir ketvirtadieniais. Šiam mėnesiui esame paskelbę jau datas, tai jeigu turite jau tokių specifinių klausimų apie savo projektą, kviečiame registruotis. Kitiems mėnesiams bus paskelbta registracija šiek tiek vėliau. Tada kitą savaitę planuojame partnerių paiešką, irgi informacija atsiras artimiausiomis dienomis. Na ir birželio 11 dieną jau planuojame renginį Druskininkuose. Čia matote mūsų kontaktus. Ir dabar kviečiu Interreg programų padalinio vadovę Sigutę Baronaitę pasakyti bendrą informaciją apie programą. Ačiū, Valerija. Aš taip pat naudosiu progą, pristatysiu kolegas, kuriuos matote ekrane. Tai bus Ana Puklik, mūsų projektų vadovė dirbanti Lenkijoje, Jurgita Rosinskienė projektų vadovė, Dmitris Šatko projektų vadovas, Birutė Fetingytė projektų vadovė, Nikolai Fadėjev projektų ir komunikacijos vadovas, Ilona Jukno projektų finansininkė ir Vytenis Laukys projektų finansininkas. Taip, tai aš dabar trumpai pristatysiu apie programą. Tai programos pagrindinis tikslas yra gerinti pasienio bendruomenių gerovę per bendradarbiavimą abipus sienas. Tai yra bendrom jėgom tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų ir taip didinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos tvarumą per kultūros ir gamtos paveldo naudojimą. Svarbu paminėti, kad pernai įvyko programos pakeitimas, programa padidėjo dvigubai ir dabar visai programai gyventi yra skirta daugiau nei 124 milijonai eurų. Iš jų yra beveik 100 milijonų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas, projektų gyvenimui yra skirta daugiau negu 93 milijonai Europos regioninio plėtros fondo lėšų. Jeigu esate dalyvavę senojo programoje, senojo laikotarpio, tai skirtumas yra tas, kad dabar reikia paraiškas teikti per jungtinę elektroninę stebėtojo sistemą, trumpai vadiname GEMS. Yra kelios išlaidų eilutės yra per fiksuotas normas, angliškai flat rate, papasakos kolegos, kai kalbės apie biudžeto sudarymą. Taip pat yra ir parengimo išlaidos, fiksuotojų suma lump sum, angliškai. Programos teritorija po pakeitimo yra padidėjusi, tai dabar yra 5 regionai iš Lietuvos, Alytaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės apskritis ir Vilniaus apskritis, bet be Vilniaus miesto.
o iš Lenkijos pusės yra Elko, Suvalkų, Balstogės subregionai ir taip pat naujai prijungti Lomžos ir Olštino subregionai. Tai labai skatiname ieškoti partnerių ir naujose regionuose. Taip, programos įgyvendinimu administruoja šios institucijos. Pagrindinius sprendimus dėl paramos skyrimo priima stebėsenos komitetas, programos kasdienį tokį kaip ir sprendimus įgyvendinimo priima vadovaujančią instituciją, tai yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Lenkijos nacionalinė institucija yra Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerijos teritorinio bendradarbiavimo departamentas. Taip pat yra audito institucija, tai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centralizuoto vidaus audito departamentas. Jūsų projektų išlaidas tikrina kontrolieriai Lietuvoje ir Lenkijoje. Lietuvoje tai decentralizuota sistema, jūs perkate paslaugas, o Lenkijos pusėje yra centralizuota sistema, tam paslaugų pirkti nereikia. Ir taip pat yra programos jungtinis sekretariatas, kuris administruoja kasdienę programos veiklą, rengia kvietimus, renka paraiškas, organizuoja jų vertinimą. Tai mes esame Vilniuje, Šventaragio 2, kaip įrodė Valerija. Kas žino, kad mes persikraustėm, tiesiog primenu, kad ieškoti mūsų reiktų šalia katedros. Taip pat mums padeda regioniai kontaktiniai centrai Balstogė ir Olštine. Ten dirbo po 2 žmonės. Drąsiai gali Latvijos partneriai kreiptis informacijos į juos. Pati programa yra suskirstyta į 4 prioritetus ir 7 specifinius tikslus. Čia tiesiog trumpai parodyti, kaip tai atrodo, kokia struktūra. Tačiau šitam kvietimui yra atviri 3 prioritetai ir 5 specifiniai tikslai. Tai šios trumpai ir pristatysiu. Tai pirmas prioritetas yra aplinkos gerovės skatinimas ir krizių valdymo stiprinimas. Ir konkretusis tikslas yra gamtos biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros, įskaitant miesto teritorijos apsaugos ir išsaugojimo gerimas bei visų formų taršos mažinimas. Tuomet antras prioritetas yra iš 2 konkrečiųjų tikslų. Pats prioritetas yra skirtas skatinti fizinę, emocinę ir kultūrinę gerovę. Tai pirmasis konkretusis tikslas, tas 2.1, pagal numeraciją labiau susijęs su sveikatos priežiūros paslaugoms, skirtas stiprinti sveikatos priežiūros sistemas. O antrasis konkretusis tikslas šio prioriteto būtų kultūros ir tvaraus turizmo vaidmens stiprinimas, ekonominio vystymosi, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityje. Šitoje vietoje norėčiau paminėti, kad yra atliktos kelios turizmo studijos, jos yra paskelbtos mūsų interneto svetainėje, tai labai rekomenduojam, kas teiks paraiškas, kas iš jūsų teiksite paraiškas turizmo srityje, jas pasiskaityti ir pažiūrėti, gal rasite įkvėpimo, idėjų ir norėsite prisidėti prie ten numatytų tikslų ir iškeltų problemų sprendimų. Trečias prioritetas yra vietos regioninio ir nacionalinio lygmens interesuotų subjektų bendradarbiavimo stiprinimas. Pirmasis konkretusis Interrego tikslas yra abipusio pasitikėjimo skatinimas, visų pirma, skatina žmonių tarpusavio santykius, o sekantis būtų kiti veiksmai geresniam bendradarbiavimo valdymui remti. Tai tikrai kviečiame labai visus dalyvauti ir pateikti paraiškas šitose numatytose prioritetuose. Tai programos vadovė yra numatyti pavyzdžiai, kokios gali būti veiklos, bet kaip ir sakau, tai yra pavyzdžiai, nereikėtų tik tai jomis apsiriboti. Žiūrėkite, kas yra jums aktualu. Visi dokumentai paskelbti interneto svetainėje prie 3 kvietimo. Ten galima taip pat rasti, aiškiai, tikslo aprašymą, konkretų aprašymą programos vadovė šių visų prioritetų, taip pat rodiklių ir kaip viską tai matuosime. Verta atkreipti dėmesį, kad yra daug dokumentų, kurias irgi reikėtų perskaityti arba susipažinti. Tai yra ES reglamentai ir programos taisyklės, juose yra išvardinti ir horizontalūs principai. Programos dokumente yra aprašyta programos teritorijos iššūkiai ir kaip buvo pasirinkti tie prioritetai ir kokias problemas ketina programa spręsti. Ir jūs galėtumėte prisidėti prie šių problemų sprendimo. Taip pat labai svarbu yra partnerystė.
kai kolegės kalbės apie tai, bet svarbu, kad tai būtų bendradarbiavimo projektas, kaip ir tinkamai suplanuoti biudžetą, nusimatyti, kad jeigu bus netinkamų išlaidų, kad turėtume kaip jas padengti. Bendrasis finansavimas programos yra 80% ir bus taikomas išlaidų kompensavimo metodas. Toliau dar kolegos kalbės apie paraiškų teikimo ir vertinimo procesą. Tas kaip ir nesikeičia, jūs paraiškas teiksite, bus tinkamumo vertinimas, kokybės vertinimas ir strateginės svarbos vertinimas, kurį jau atliks stebėsenos komitetas. Labai svarbu, kad projekto idėja būtų bendra abiem pusėm ir jūs bendrom jėgom norėtumėte ją išspręsti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai rašysite idėją, aprašytumėte ryšį su strateginiam arba politika, įvertintume savo ankstesnį darbą, jeigu jisai bus svarbus šitam projektui, ir aprašytume, kokie yra novatoriški aspektai. Nemažiau svarbu yra aprašyti rezultatus ir jų tęstinumą. Taip pat reikėtų laikytis matomumo ir viešinimo reikalavimų ir informuoti savo tikslinę grupę ir savo regionus apie vykdomas veiklas. Tai iš mano pusės būtų tiek. Dabar noriu pakviesti Birutę Fetingytę papasakoti apie bendruosius reikalavimus. Sveiki. Labas rytas visiems dar kartelį. Ačiū, Sigita, už suteiktą galimybę. Tai bendrieji reikalavimai labai smarkiai nesikeitė nei nuo pirmo, nei nuo antro kvietimo. Kaip visada, internete yra informacinis pranešimas, anglų kalba guidance note, galbūt labiau naudojam šitą terminą. Visa informacija, visos sąlygos ir šiam kvietimui yra paskelbtos šitame guidance note. Tai dabar, kas jame yra, aš labai trumpai jums pristatysiu. O jame yra trečiojo kvietimo trukmė, bendras biudžetas kvietimui, kokie prioritetai yra galimi, projektų rūšis, projekto dydis ir trukmė ir bendrojo finansavimo dydis, kuris, iš karto galiu pasakyti, nesikeitė nuo pirmo ir antro kvietimo sąlygų. Taigi, gegužės 7 šių metų gegužės 7 buvo paskelbtas kvietimas. Kvietimas baigsis Liepos pabaigoje, tai matote, keletą mėnesių turite paruošti paraiškas. Bendras kvietimo biudžetas iš Europos regioninės plėtros fondo yra daugiau kaip 38 milijonai eurų. Galimi prioritetai, iš tų, kuriuos Sigita išvardijo iš 4 prioritetų, yra atviri šitam kvietimui 3. Pirmas, antras ir trečias. Ketvirtas prioritetas šiuo metu nėra atviras. Projektų rūšys, kaip žinot, yra strateginiai projektai, mažieji projektai ir įprastiniai projektai. Tai trečiam kvietime yra prašoma pateikti įprastinius projektus. Taip pat išlieka kompensacija pagrįsti mokėjimai, tai yra, kad pirmiausia turite patirti išlaidas veikloms, projektinėms veikloms savo lėšomis ir tik po to per ataskaitų teikimą kartu su mokėjimo prašymais jums bus kompensuojama 80% jūsų išlaidų. Ir jau kaip Sigita minėjo, kad paraiškos yra teikiamos per elektroninę sistemą ir popierinių paraiškų teikti nebereikia. Tai dar kartelį primenu, kokie tai yra tie 3 minėti mano prioritetai. Tai yra aplinkos gerovės skatinimas ir krizių valdymo stiprinimas. Tai yra skirta iš Europos regioninės plėtros fondo daugiau kaip 14 milijonų. Taip pat fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas. Taip pat matote, kokia suma numatyta. Ir trečiam prioritetui yra taip pat numatyta daugiau kaip 6 milijonai eurų. Ir iš viso suma yra 38 šitam kvietimui. Dabar kokie tai įprastiniai projektai, kaip minėjau, tai nėra nei mažieji, nei strateginės reikšmės, tai yra, kada visas projekto biudžetas, pabrėžiu, ne regioninės plėtros fondo įnašas, bet viso projekto biudžetas yra nuo 160 tūkstančių eurų ir daugiausiai iki 2 milijonų. Tai galite planuoti savo projekto biudžetą šiuose ribose.
Regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas yra 80%, nesikeičia. Gali būti iki 80% ir tada mažiausias partnerių įnašas yra apie 20%. Įprastinių projektų trukmė trečiajam kvietime yra numatoma, kad galėtų būti iki 24 mėnesių. Gali būti ir trumpesni, žinoma. Partnerystė. Truputį daugiau apie partnerystę pakalbėsiu vėliau, bet mažiausiai, kaip visada, mažiausiai turėtų būti 2 partneriai po vieną iš kiekvienos šalies. Didžiausias partnerių skaičius nėra ribojamas, tačiau mes labai rekomenduojame nedaugiau 4-5 partnerių, nes ir patiems tada yra daug lengviau ir administruoti projektą, ir prisižiūrėti veiklas, ir ataskaitas teikti. Tai tikrai labai gerai pagalvokite, aišku, atsižvelgdami savo projektą, į savo projekto planuojamas veiklas, kiek iš tikrųjų jums tų partnerių reikia. Ir iš tikrųjų vienas partneris gali būti tik tuo atveju, jeigu paraišką teikia taip vadinama Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, kuri gali būti kaip vienintelis projekto vykdytojas. Tai čia yra kaip ir atskiras punktas. Patarimai pareiškėjams visą laiką lieka tie patys, nes iš tikrųjų matome ir vertinimo metu, ir pirmojo kvietimo, ir dabar šiuo metu vykstančio antrojo kvietimo smulkiųjų projektų metu, labai gaila, dėja matome, kad ne visą laiką ir ne visi pareiškėjai perskaito programos dokumentus. Labai rekomenduojame, nes matome tokių klaidų, kurios iš tikrųjų rodo, kad žmonės neskaitė arba neperskaitė iki galo. Sakysime, ten atsiranda lėšos suplanuotos Lenkijos kontrolieriams apmokėti, o tai yra iš tikrųjų nuo praeitos programos laikotarpio. Ir pirmajam ir antrajam kvietime vis laik akcentuojame, kad yra centralizuota sistema kontrolierių Lenkijoje ir tam suplanuoti lėšų nereikia, nes tai atlieka jiems tik tai Lietuvoje, kadangi yra centralizuota sistema, reikia nusimatyti lėšas biudžete kontrolieriams. Tai dar kartelį, matydami tokias klaidas, mes dar kartelį patariame perskaityti programos dokumentus. Galbūt galite pagalvoti, kad čia vis tą patį kartojate, bet dėja, mes labai norėtumėm, kad nereikėtų to kartoti, bet vis tik reikia. Susirasti partnerį kaimyninėje šalyje, tai čia savaime aišku ir suprantama, kad reikia turėti bendras veiklas, ir nes tai yra projektas bendradarbiavimo. Reikia susitarti dėl bendrų tikslų ir užduočių, dėl bendrų veiklų, kurias planuojate atlikti, bet tos veiklos taip pat turėtų remtis į tai, kokia yra bendra problema. Visą laiką, pradedant rengti projektą, reikėtų galvoti nuo to, kokia yra bendra problema, ką mes galėtumėm sugalvoti tą problemą įspręsti, kokiomis veiklomis, ir tada jau planuotis biudžetą. Tai labai svarbu pasiruošti visus dokumentus, visus reikalaujamus priedus, kurie turi būti pateikti su paraiška. Apie tuos priedus vėliau pakalbės ir mano kolegos. Tai bus prezentacija apie paraiškos teikimą. Taip pat rekomenduojame ir prašome dalyvauti mokymuose paramos gavėjams. Šiandien mes turime tokį internetinį seminarą, turėsime dar birželio 11 dieną, bus mokymai, kaip sakant, akis į akį, susitiksime gyvai su pareiškėjais Druskininkuose, kviesime ir daugiau informacijos bus taip pat pateikta truputėlį vėliau. Ir taip pat partnerių paraiška, partnerių paieška, kuri numatoma kitą savaitę, kur Valerija trumpai paminėjo. Tai prašome dalyvauti, kreiptis pagalbos į mus, skambinti, rašyti elektroniniu paštu. Žinoma, labai svarbu laikyti terminų. Tai paraišką, kaip minėjau, reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Tai turite dar gražaus laiko. Žinoma, tai išpuola vasaros atostogos, bet reikėtų jau po truputį susidėlioti planą ir tų terminų laikytis. Kokie dar galėtų būti patarimai, kad svarbu susiplanuoti, rengiant paraišką, savo institucijos galimybės įsivertinti, koks jūsų yra finansinės, kokios galimybės, nes, kaip minėjau, kad pirmiausia reikės įgyvendinti veiklas savo lėšomis, tik po to atgausite
kompensavimo būdu. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokia tema jums aktuali yra šitame kvietime, atsižvelgiant į visus prioritetus programos. Galbūt jums reikėtų ne bendradarbiavimo projektų, galbūt ieškoti kažkokių kitų galimybių, bet galbūt kaip tik, jeigu matote bendrą problemą, kuri yra bendra tiek Lietuvai ir tiek Lenkijai, tai tą temą reikėtų irgi labai labai apsvarstyti aktualumas. Reikėtų apgalvoti gerai, kokie žmonės pas jūs galėtų dirbti, ką jūs galėtumėte įtraukti į projektą. Tai irgi reikėtų visą tai įsivertinti. Na, žinoma, kaip minėjau, išlaidų kompensavimo būdas yra numatytas ir nėra avansinio mokėjimo. Kaip tik šiomis dienomis turėjau klausimą pareiškėjai, kurie jau dabar pradėjo pirmojo kvietimo metu projektus įgyvendinti, klausė, bet ar tikrai nėra avansinio mokėjimo galimybės numatytos? Aš iš tikrųjų turėjau atsakyti, kad dėja, bet tai tikrai nėra, programa nenumato to ir visą laiką mes tai akcentuojame nuo pat pirmojo kvietimo. Tai tikrai suprantama, kad matyt žmonėms iškilo problema, bet tai visą laiką mes akcentuojame, kad nusimatykite finansinės galimybės. Dėja yra tokia programos tokia specifika. Pasistengsiu labai trumpai apie partnerystę ir šiam kvietime, kuri iš tikrųjų nelabai, realiai tai net ir nesikeitė nuo pirmo, antrojo kvietimo, bet galbūt yra tikrai naujų žmonių, kurie yra pirmą kartą mūsų webinare, mūsų programoje. Tai labai trumpai pabandysiu ir taupydama jūsų visų laiką apie tai pakalbėti. Tai gera partnerystė tai yra kas? Tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko jūsų projektas gali būti sėkmingas. Jūsų bendradarbiavimo projektas. Tai, kaip minėjau, bendra problema, bendri poreikiai, bendros veiklos, tvirtas įsipareigojimas ir tikėjimas dalyvauti projekte, pasitikėti partneriu, pakankami ištekliai visi. Žodžiu, labai svarbu nusimatyti, dar kartelį kartojuosi, bet tikrai nusimatyti savų lėšų tam projektui įgyvendinti. Projekto partneriai. Kas dalyvauja projekte? Tai pagrindiniai tai yra projekto partneriai, tai organizacijos, kurios dalyvauja ir rengiant, ir įgyvendinant projektą, ir kurios yra išvardytos projekto paraiškoje. Iš tų visų partnerių visi išsirenka draugiškai susitardami vieną pagrindinį partnerį, kuriam yra šiek tiek daugiau pareigų, daugiau įsipareigojimų, nes jisai atlieka to pagrindinio partnerio funkciją, kuris teikia ataskaitas, kuris yra tokia kaip jungiamoji grandis tarp projektų ir programos institucijų, kuris dažniausiai surenka visas problemas, klausimus iš projekto partnerių ir tada kreipiasi į sekretoriatą. Visą laiką nepamirškite, kad jūs nesate atskiri partneriai projekte, jūs esate komanda ir komandos vadas yra pagrindinis partneris, kuris už tai atsakingas. Šiokia tokia naujovė, kuri galbūt nebuvo pirmame kvietime, tai asocijuotos organizacijos gali dalyvauti projekte. Tai yra tokios organizacijos, kurios galbūt dėl tam tikrų priežasčių neturi finansų, neturi žmonių, kurie galėtų dirbti su projektu. Jie negali dalyvauti kaip ir visi kiti partneriai, tačiau jie nori dalyvauti. Tai yra, truputėlį vėliau bus dar skaidrė apie tai, apie tas asocijuotas organizacijas, kurios netitinka keliamų reikalavimų, bet labai nori dalyvauti ir gali dalyvauti projekte. Čia galbūt truputėlį ir kartojamės, tinkami partneriai iš abiejų šalių. Galbūt norėčiau tik tai dar akcentuoti tokį dalyką, kad Lenkijos biudžetinės įstaigos, kurios nėra kaip ir juridinį statusą turinčios organizacijos, tai dažniausiai policija, gaisrininkai, pasienio apsaugos institucijos. Tai anksčiau reikėdavo pateikti tam tikrus statutus, dar kažką, dabar tai yra kaip ir palengvinta, jos atitinka reikalavimus ir gali dalyvauti projekte. Apie partnerystę, kiek partnerių ir kokia išimtis yra, kad vienas partneris gali, jeigu Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė yra vienintelė pareiškėja, tada gali. Partneriai gali dalyvauti ir tie, kurie yra registruoti nebūtinai programos teritorijoje, bet ES teritorijoje. Tai jie gali teikti paraiškas ir kaip pagrindinis, ir kaip paprastas projekto partneris. Vienintelis reikalavimas, kad jų dalyvavimas projekto veiklose turi
akivaizdžiai duoti naudos programos teritorijai, prisidėti prie bendro programos tikslo, gerinti programos teritorijoje esančių subjektų gerovę. Pagrindiniai tipai - vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, taip pat viešosios įstaigos ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, gali dalyvauti asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ETBG, tai čia Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė. Taip pat antrajam prioritete gali dalyvauti ir mažosios ir vidutinės verslo įmonės. Bet tai irgi bus truputėlį vėliau viena skaidrė. Tai visą tai, ką jau čia, kas skaidrėje yra, aš jau trumpai paminėjau, tikrai visą šitą informaciją puikiausiai rasite mūsų programos vadovę, todėl dar kartą skatinu, paskaitykite iki galo. Šiandien čia yra, mes tik tai jums duodame tokią nuorodą ir pagrindinius dalykus apie mažasias ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Tai jie gali būti projektų partneriais, negali būti pagrindiniais partneriais ir tai, kaip minėjau, antrojo prioriteto paraiškose. Įsteigti taip pat turėtų būti ne mažiau kaip prieš 3 pilnus kalendorinius metus iki kvietimo teikti paraiškas, tai iki gegužės 7, sakysim taip, šių metų. Turi būti praėję 3 kalendoriniai metai pilni taip pat, jie turi teikti, aprašyti paraiškoje, teikti visus dokumentus kaip ir visi kiti partneriai. Tik tai tiek, kad dar turėtų pateikti 8 priedą, apie tai truputėlį vėliau pakalbėsim. Tai yra mažos ir vidutinės verslo įmonės partnerio pareiškimas. Ten tiesiog tokie įsipareigojimai, tai nieko ten sudėtingo, tiesiog jie privalo įsipareigoti ir pateikti. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad partnerystėje negali dalyvauti ta smulkaus ir vidutinio verslo įmonė, kurios vienintelis arba pagrindinis tikslas yra projektų rengimas, koordinavimas, valdymas, komunikacija ir taip toliau. Tai, suprantu, tai turi būti kažkokia teminė vidutinio verslo įmonė. Atsiprašau, čia lėktuvas skrenda, tai turbūt labai girdisi garsas toks keistas. Tai tinkami partneriai. Išvardinau prieš tai tinkamus partnerius, čia yra pavyzdžiai, visą tai puikiausia rasite mūsų programos vadovę, tikrai taupydama laiką jūsų ir mūsų, neskaitysiu čia visų išvardytų, bet, kaip matote, yra labai platus spektras, kad gali dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje. Atkreipiu dėmesį, bendradarbiavimo kriterijai, kurie yra prašomi trumpai paminėti ir aprašyti paraiškoje. Tai kiekvienas projektas turi atitikti bent 3 privalomus iš 4 bendradarbiavimo kriterijų. Tai bendras projekto rengimas, kada projekto paraišką rengia visų partnerių atstovai. Bendras įgyvendinimas, kada veiklose irgi turi būti numatyti visi projekte dalyvaujantys partneriai. Tai irgi yra vienas iš privalomų kriterijų, nes tikrai pasitaiko tokių atvejų, kad, sakysim, numatytos 4-5 veiklos, visi partneriai dalyvauja projekto atidaryme ir projekto uždaryme, o 2, 3, 4 veiklą projekto vykdo vienas partneris arba 2. Tai tikrai labai prašydame išvengti tokių nesusipratimų ir bendras įgyvendinimas yra privalomas. Taip pat privalomas yra bendras finansavimas, kai biudžetas yra susijęs su projekto veiklomis, bendras personalas ir čia yra pagal pasirinkimą, bet dažniausiai projektą rengiantys pareiškėjai nusimato ir bendrą personalą, bet jis nėra privalomas. Tiesiog turėtų būti aiškiai paskirstytos visos funkcijos, darbai tarp partnerių, tai tokia informacija apie tai. Asocijuotosios organizacijos, tai kaip ir minėjau, labai nori dalyvauti projekte, bet nelabai gali. Tai, žodžiu, šitom organizacijom, čia gali būti bet kuri organizacija, kuri dalyvauja asocijuotųjų organizacijų statusu projekte. Tai jos nedalyvauja rengiant įgyvendinant projektą, gali nedalyvauti, tačiau gali teikti rekomendacijas. Kitas projekto partneris gali padengti jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, jeigu tai yra būtina projektui. Tos išlaidos taip pat gali ir turėtų būti įtrauktos į paraišką, bet jos turėtų būti įtrauktos jau iš to kažkokio kito partnerio biudžeto. Projekto partneriai negali sudaryti subrangos sutarčių su asocijuotomis organizacijomis. Asocijuotos organizacijos negali gauti pajamų iš projekto įgyvendinimo, iš jo rezultatų.
Jos daugiau veikia kaip teikiančios rekomendacijos, veikiančios kaip rėmėjai, galbūt projekto veiklose skatinama aprėpti padidinti ir projekto rezultatus skleisti plačiau tų asocijuotų organizacijų, sakysim, ištekliais. Taip pat asocijuotos organizacijos yra galutiniai vartotojai, galutiniai naudos gavėjai. Daugiau apie tai, aišku, yra aprašyta ir programos vadove, bet manau, kad vaizdą susidarėte maždaug aišku, kas yra asocijuotosios organizacijos statusas projekte. Daugiau informacijos minėjo programos vadovė apie partnerystę. Na ir žinoma, kai vertinama kokybė vertinimo metu, tai dėmesys labai yra atkreipiamas į tai, kaip partneriai, kaip jie dalyvauja projekte ir kaip jie yra susiplanavę atlikti savo veiklas, kokios užduotys yra partneriam. Tai vertinimo metu į tą labai atkreipiamas dėmesys. Visi partneriai turi turėti kažkokį apibrėžtą vaidmenį partnerystėje, turi teritoriją, joje gyvenantys žmonės turi gauti naudos iš to bendradarbiavimo. Partnerystė turi būti daugmaž subalansuota, kad nebūtų, sakysim, ten vienas partneris iš vienos šalies ir 4 partneriai iš kitos. Nebent tai labai būtų pagrįsta, bet iš principo tai tikrai rekomenduojama, kad būtų subalansuota partnerystė pagal lygius, teritoriją, sektorius. Partneriai turi papildyti vienas kitą, partnerystė turi būti gerai valdoma, apie tinkamą dydį minėjau, kad tinkamas dydis iš mūsų praktikos daugiametės tai yra maksimum 4 partneriai, nes tikrai yra daug geriau ir ataskaitas teikti, ir patiem pareiškėjam yra daug paprasčiau ir efektyviau valdyti projektą. Na ir be abejo, partneriai turi turėti patirties ir kompetencijos atitinkamoj teminiai srityje. Paskutinė skaidrė apie partnerystę. Kas yra gera partnerystė? Grįžtam prie to paties, apie ką kalbėjom pirmoje skaidrėje. Pažinkite vieni kitus, pažinkite bendrus jūsų poreikius. Žinokite, kad jūsų poreikiai turi spręsti, teikiant projektą, turi spręsti bendrą problemą. Esate partneriai, ne konkurentai. Visą laiką bendraukite, visą laiką kalbėkite, spręskite bendras problemas. Spręskite bendras problemas ne per sekretoriatą. Į sekretoriatą ir į kitas institucijas kreipkitės, kai jau turite bendrą sutarimą tarpusavyje ir matote, kad kažkas čia reikia paramos, pagalbos, tada kreipiatės. Bet ne tada, kad sveiki, mano partneris su manim nedraugauja, tai gal aš dabar per jūs paprašysiu, kad jūs su juo susisiektumėte ir dabar visi draugautumėte. Tai labai prašome, bendraukite nuolat, ne tik rengdami paraišką, bet viso projekto gyvendinimo metu sprendimus priimkite kartu. Visus įpareigojimus vykdykite, rodykite iniciatyvą, reikalui esant bendraukite su sekretoriatu ir kviečiame pateikti paraišką. Ačiū už dėmesį. Klausimus galėsite pateikti vėliau. Prašom. Ačiū, Birute. O dabar kviečiu Jurgitą Rosinskienę pakalbėti apie programos ir projekto intervencijos logiką. Labas rytas visiems. Labai džiugu matyti jūs tiek gausiai susirinkusius. Svarbu mums iš tikrųjų gauti daug paraiškų ir gerų paraiškų. Tad norėčiau truputėlį peržvelgti tokius aspektus, kurie tarsi lieka paslėpti, galbūt kartais neprašyti ir kokybei, sakysim, nepadeda. Tai dažniausiai paraiškovai žino, ką norėtų daryti, jeigu dar kokia infrastruktūra, tai labai aiškiai žino, ten, sakysim, ar parką sutvarkyti, ar kažkokį remontą, ar kažką tai automobilius įsigyti, ir visa kita. Ir paprastai susitinka, taip jau matom, keli partneriai, kurie labai žino, ką norės padaryti ir jie net kartais ieškodami partnerių aiškiai išrašo, kokie jų yra poreikiai. Bet tačiau projektas yra vertinamas ne tik tai, ką jūs norėsite daryti, nes jeigu pasižiūrėsite vertinimo skalėje, tai
tas darbo planas, vadinamas tas work package, work plan angliškai, jisai jam nėra skiriama net ten pusę, sakysim, balų, netgi daug mažiau. Ir balas, kurį kokybiniam vertinime, jisai susideda iš kitų dalykų ir tokie dalykai, kurie dažnai yra atrodo yra nesvarbus, bet iš tikrųjų jie svarbus, pavyzdžiui, tie horizontalieji prioritetai ar ne, aplinkosauga, lygios galimybės. Ir kodėl tai yra svarbu? Tai tiesiog tam, kad jūs suprastumėt ir mes visi žinotumėm, kaip veikia programa, tai jūsų projektas yra tik tai mažas toks dėlionės fragmentas tame dideliame, sakysim, puzlė dėlionėje, ar ne? Tai kaip ir kalbėjo kolegė, programa yra padidinta iki 124 milijonų, tai jūsų projektas dabar, pavyzdžiui, 2 milijonų, ar ne? Tai jisai tampa tikrai tokiu svarbiu dalimi, ar ne? Ir jisai tą programą tarsi stumia, kad programa pasiektų savo tikslų, ką programa nusimatė, ar ne? Sakysim, kad pasienio bendruomenės, jų kokybė gerėtų, sveikata priemonės, kad būtų prieinamos, kad aplinkosauga būtų atsižvelgiama, ar ne? Ir visa kita. Taigi, rašant projektą, rengiant projektą yra svarbu pasižiūrėti, o kogi programa siekia, ar ne? Pavyzdžiui, anksčiau būdavo siekiama daug verslo, ten visokių veiklų skatinimo. Šiuo metu, pavyzdžiui, nėra to visai, ar ne, kaip prioritetas. Tai reiškia, kad programa nusprendė, kad kiti dalykai yra svarbesni. Taigi ir svarbu atliepti programos tuos tikslus, bet ir dar išgirsti, kad esame ir dar viso to RDF, ar ne, to plėtros fondo dalimi. Taigi irgi svarbu yra matyti, ko tas fondas siekia. Tai kad šitus dalykus galėtumėte gerai aprašyti, nes iš tikrųjų žinoti nepakanka ir vertintojai tai nėra minčių skaitytojai. Aišku, dauguma dirbame programoje labai jau daug metų ir yra tam tikri tokie čia schemos mąstymo mes kaip kartais ir išvelgiame, ar ne, mes išvelgiame tą potencialą, bet sakysim, kartais iš tikrųjų pritrūksta to aiškumo ir tada vertinant, sakysim, jeigu daugiau tų projektų yra ir jeigu yra didelė konkurencija, tai netgi su labai įdomiom, sakysim, veiklom projektas gali tiesiog nesurinkti reikiamo balo. Taigi, tokie dalykai, kurie jie tarsi paslėpti, bet iš tikrųjų labai svarbus paraiškoje tampa. Tai vieną labai norėčiau pabrėžti, pradedant tai nuo statistikos, nes problema, visgi projektas sprendžia arba problemą, arba iššūkį, ar ne? Tai reiškia, arba kaip galima kažkokias kliūtis pašalinti, arba matome kažkur potencialą ir mums reikia truputėlį pridėti ten tų finansų, bendradarbiavimo, kad tas potencialas galėtų pakilti ir dar kažkokią vertę kurti, ar ne? Tai yra labai svarbu iš tikrųjų išsianalizuoti, kiek ta mūsų problema yra reali, ar ne? Tai, kad klimato kaita yra visam pasauliu aktuali, tai rašant programą, tai vėlgi tai jau yra per daug globalu, ar ne? Ir nerašom, kad ten klimato šiltėjimas ten tiek procentų, o žiūrime, ką tai duoda mūsų, sakysim, mūsų regionui, ar ne? Tai, pavyzdžiui, galima pasakyti, kaip čia toks, sakysim, įsivaizduojamas aspektas, sakysim, bet padaugėja, ten per paskutinius metus padaugėjo, pavyzdžiui, miškų gaisrų, ar ne, ten 30%, ir manom, tai siejama galbūt, kad su, pavyzdžiui, klimato kaita, ar ne, ir klimato karštėjimu, sakysim, tai dėl to kyla gaisrų ir tada mes sprendžiam kažkokią tai jau problemą, sakysim, su miškų ten gaisrų gesinimu ar dar kažkas. Tai čia tokia kaip pavyzdys, ar ne? Taigi mes žiūrime iš tikrųjų, kas vyksta, ar ne, žiūrim globalius tos pokyčius, bet žiūrim, kaip tai programoje atsiliepia. Ir kuo daugiau faktų, neužpilti, aišku, faktais, bet tikrai statistika tai yra puiku. Iš tikrųjų, tada jau jums nereikia rašyti milijono žodžių, tiesiog yra procentai, tiek padaugėjo, tiek sumažėjo ir taip spręsim.
Tada yra kitas dalykas, svarbus tos sąsajos su Europos Sąjungos Baltijos jūros programa, ar ne, žaliasis kursas, Bauhausas. Vėlgi nesame izoliuoti, žiūrime, kokios yra tendencijos, kokios yra europinės tendencijos, pasaulinės tendencijos ir į jas atsižvelgiame. Labai svarbu vėlgi atsižvelgti ir į vietines politikas, ar ne, jeigu jūsų savivaldybė turi pasirengusi kažkokią, pavyzdžiui, socialinių paslaugų plėtros programą 5 metams, ar ne, ir ten yra numatyta kažkokia dienos centras senukam, sakysim, tai jūs tą ir pažymėkite, kad vat, jūsų ten programoje yra numatyta šitie dalykai, nes iš tikrųjų yra geriau, kai yra projektai rengiami atsižvelgiant į tą bendrąjį kontekstą, ar ne, ir naujovės yra puiku, bet vėlgi reikia žiūrėti iš tikrųjų, kur ar bus, sakysim, tų paslaugų naudotojų, ar tai apsimokės ir visa kita, taigi yra svarbu iš tikrųjų matyti, kokia yra vietinė politika, aišku, ir nacionalinė ir visa kita. Kaip jau ir kolegė minėjo, tai ta patirtis ir žinios dominančios srityje, tai nereiškia, kad jeigu jūs anksčiau niekada nedirbote ir norite dalyvauti, tai kad tai yra draudžiama, ne, bet čia yra labiau kalbama apie tai, kad vėlgi, kai yra kažkoks tai projektas ir visiškai tema yra nuo nulio, ar ne, tai ją įsivažiuoti, tai reikia iš tikrųjų daug laiko, daug resursų, pavyzdžiui, jeigu socialinės medijos nėra, pavyzdžiui, paskyros aktyvios, ar ne, o jūs įsipareigojat, kad daug informacijos dalinsitės, tai iš tikrųjų tą potencialą stipriai sumažinate ir yra puikiai išeitis tada įsitraukti tokius partnerius, sakysim, kurie galbūt kažkokioje srityje turi daugiau patirties, kurioje ar ten pajėgumų, kurioje jūs neturite, ar ne? Tai ta partnerystė iš tikrųjų gali labai puikiai atsverti, sakysim, kažkokius trūkumus. Inovatyvūs aspektai, tai jau kartais matom irgi, kad tų naujovių tai netiek jau daug, ar ne, nes tarsi tos savivaldybės jau kažkokios tai bendradarbiavo, daug kažko tai įgyvendino, bet vėlgi pasižiūrėkime, kas yra Europoje vyksta, pavartyti visai verta tarptautinių projektų, tą ir KIP duomenų bazę, pasižiūrėti, ką projektai naujo ir, sakysim, galbūt tai gali būti tai, ką jūs ir suplanavę daryti, ar ne, sakysim, ten kažkoks tai, pavyzdžiui, parkas naujas įrengiamas yra, ar ne, bet žalioji infrastruktūra ir pažvelgti, kaip yra kitose šalyse ta žalioji infrastruktūra, pavyzdžiui, gali būti gyvenę, pavyzdžiui, Lietuvoje lietaus vandens surinkimas iš tikrųjų yra dar labai nepažengęs, ar ne, bet kitur, kur yra karštesnio klimato, tai jau yra įdomių sprendimų, taigi pasižiūrėti, kaip galite papildyti savo projektą. Tai tas inovacijos iš tikrųjų labai yra svarbu. Taip pat visada žvelgiame į tvarumą ir tai, kad parašymas, kad mes esame savivaldybė ir dėl to mes užtikrinsime 5 metus projekto produktų įgyvendinimą, priežiūrą ir taip toliau ir nieko daugiau, tai iš tikrųjų tai nėra atsakymas. Mes žinome, kad savivaldybės turi biudžetus ir kad jos, jeigu ten kažką padarė, tai tikrai protingai yra ten prižiūrima ir visa kita. Bet čia ne apie tai tvarumas. Tvarumas nėra apie tai, kad mes nusimatėm biudžetą ir ten kažkaip to parko nesugriausim. Iš tikrųjų yra svarbu ir apie tai, kas ten vyks, kas bus daroma, kaip bus daroma, ar ne. Truputėlį daugiau galbūt kartais kūrybiškumo reikia, kai yra minkštosios veiklos, ar ne, ir kažkokią medžiagą ir kartais iš tikrųjų panašu, kad tos medžiagos parengtos naudojimas pasibaigs su projektu, ar ne, bet visada yra gerai pagalvoti, kur galbūt jinai galės būti patalpinta, kur jinai išversta bus, kam jinai bus nusiusta, ką paskatinsime naudoti. Taigi tas tvarumas irgi toksai yra reikalauja truputėlį tokio kūrybiškumo, ar ne, nežvelgti tai labai formaliai. Kapitalizavimas tai toksai naujas kaip ir terminas, sakysim, tai vėlgi tų veiklų
jungimas siekiant didesnės tokio poveikio, ar ne? Tai sakysime, jeigu kelios savivaldybės kažkur tai kažkokią temą turi, ar ne, tai tas ryšius, sakysim, jungti, pasinaudoti kitą jau buvusią parengtą medžiagą, kažką papildyti, tai čia tiesiog irgi toks kūrybingumas. Na ir horizontalieji principai, tai čia net įdėjau kelias tas ikonytės, tai vėlgi horizontaliai principai, tai supraskime vėlgi, kad kokiame kontekste esame jau ir kad praėjo daug metų nuo to laiko, kai visi galėjom rašyti, kad moterų ir vyrų ten teisės bus lygios ir kaip ir atrodė, tai yra viskas gerai, bet kai jau dabar 2024 metais yra rašoma, kad renginiuose turės galimybę dalyvauti tiek vyrai, tiek ir moteris, o renginys yra, sakysim, apie aplinkosaugą, ar ne, na tai skamba truputėlį primityviai, tai pasakysiu. Tai iš tikrųjų horizontaliai principai labiau, aišku, sakysim, jeigu yra kažkokia infrastruktūra įrengiama, ar ne, ir tenai bus rampa privažiavimui su vežimėliais, ar ne, neįgaliesiems, bet rampa, pavyzdžiui, ir gali būti ir mamoms su mažais vaikais, ar ne, kur irgi vežimėliai ne visur pravažiuoja. Sakysim, tai tuos dalykus ir kalbame, ar ne, o ne tai, kas yra jau, kaip sakoma, kaip ir standartinis dalykas. Aišku, kad į darbą galima bus priimti ir vyrus, ir moteris, ar ne, bet tai nėra kažkokia pridėtinė vertė, tai yra savaime aišku, tai yra higiena. Taigi pagalvokite vėlgi iš tikrųjų tą dalyką, kaip galima giliau galbūt panagrinėti ir atsižvelgti ir tai yra galimybė gauti papildomą balą, sakysime, jeigu kažką tai daugiau sugalvojate, kaip tas galimybės užtikrinti ir taip toliau. Oi, matau, mano laikas labai skubiai bėga, tai čia, kadangi prezentacijas gausite, tikriausiai po renginio galėsite pasižiūrėti, tai išvertėme terminus, nes vėlgi labai prašome pasižiūrėti tuos terminus, dėl ko yra tai svarbu, nes kiekviena programa turi savo terminologiją. Ir tai, kas vienam sako projekto pasiekimai, tai pas mus tai yra projekto pasiekimas, sakysim, renginys arba kažkokia strategija parengta, ar ne. Kitoj programai projekto pasiekimas tai gali būti kažkoks tai sukurtas sprendimas, ar ne. Taigi, kadangi dalyvauti tikriausiai ne vienoje programoje ir nacionalinėse ir kitose programuose ir tarptautinėse ir visa kita, tai iš tikrųjų yra labai svarbu įsigilinti, kas tai yra pagrindinis tikslas, kaip ir aišku, visiems konkretus jis tikriausiai irgi aišku, bet, pavyzdžiui, tie projekto rezultatai, produktai, pasiekimai, tai tiesiog tai rezultatai, tai yra tas pokytis, kurio siekiama, produktai tai yra tai kažkoks tai ne visai taip apčiuopiamas, kažkuria prasme apčiuopiamas, sakysim, bet tai gali būti kažkokia strategija patvirtinta savivaldybių, ar ne, ir kaip visą tai siejasi, ar ne, tarp savęs. Tai tikrai labai įsigilinkite į tą vertimą, nes kadangi dokumentai nėra verčiami nacionalinės kalbas, tai verta pasižiūrėti. Ir čia ką kalbėjau, kad iš tikrųjų yra labai svarbu matyti, kad jūsų projektas yra dalis tos programos, nes pavyzdžiui, programa, sakysim, nusimato, kad sukurs 30 sprendimų, solutions tų vadinamų, ar ne? Tai kaip tie solutions iš kur jie ateina? Tai ir ateina iš projekto, ar ne? Tai vienas projektas vienas sprendimas sukurs, kitas galbūt 2 sukurs ir taip programas surenka. Arba pavyzdžiui, programa pasižadėjus yra, kad apmokys 5000 žmonių, ar ne? Tai kiekvienas projektas teikia tuos dalyvių sąrašus vadinamus ir taip susirenka tie visi žmonės. Čia vėlgi, kadangi jau matau, kad mano laikas labai drastiškai mažėja, tai labai norėčiau čia irgi paskatinti, pasižiūrėti tą tikslą, sakysim, bendrasis tikslas, čia kaip yra pavyzdys atliekų tvarkymas, ar ne? Tai yra, sakysim, apskritai bendrasis tikslas, tai yra tokia mūsų siekiamybė, ar ne, kad, sakysim, ten visos atliekos bus išrūšiuojamos ir absoliutiškai visos ir nebus kompostuojama, nebus ten deginama, sakysim, kažkokių tokių mišrių atliekų, ar ne, tai yra mūsų didysis tikslas.
mažesnis tas konkretusis tikslas, tai yra, sakysim, kad mes norime 5% padidinti maisto atliekų išrūšiavimą ir tam, kad padidintumėm, tai turime įsigyti pavyzdžiui, kažkokių tai specialių konteinerių, kur labai daug jų galėtumėm pastatyti, kad visiems būtų patogu tas atliekas atnešti. Ir taip pat to neužtenka, nes reikia, pavyzdžiui, dar šviesti žmonės ar ne, ir kažkaip tai grįžtamai ryšį rinkti, kodėl, pavyzdžiui, nevyksta, sakysim, taip efektyviai, kaip norim, nesigauna ten tų 5%, ar ne. Tai susitikimai, diskusijos, ar ne, institucijų vadovai, sakysim, pateikia savo įžvalgas, kodėl jie nerūšiuoja, arba kas padėtų rūšiuoti, ar ne, kažkokie tai vyksta pasiūlymai, priimamas sprendimas bendras savivaldybėse, sakysim, panašiai tvarkysis, ar ne, ir tas dokumentas yra patvirtinamas savivaldybės, sakysim, taryboje ir tada jau jisai tampa programos tuo rezultatu, ar ne, toksai didelis pasiekimas. Va. Tai va, tai čia pasinagrinėkite, nes išvertėm irgi į lietuvių kalbą tam, kad būtų lengviau suprasti. Tai va, tai darbo plano struktūra, tai čia truputėlį va, šitie dalykai šiek tiek gal keičiasi nuo ankstesnių programų, tai šitą schemą neverčiam, nes jinai yra tiesiog GEM sistemoje, jūs ją taip pat ir matysit, bet va čia yra svarbu suprasti, kad iš, pavyzdžiui, kelių darbo paketų yra kažkokie pasiekimai, sakysim, ten tas strategija, kažkokie gali būti renginiai, kažkokia įranga įsigijama, kažkokia tai paslaugai įdėgiama ir tai tada produktas, tada rezultatas tai yra tas pokytis ar ne ir tada jau mes programos kontekste visą tai matome. Vienas projekto tikslas vienam darbo paketui, irgi daug veiklų netraukite, nors atrodo, kad tai bus paprasčiau, bet iš tikrųjų po to vėliau ir dėl ataskaitų yra labai, labai sudėtinga, tai geriau tų veiklų mažiau iš tikrųjų, bet jas galima ten tų deliverables vadinamųjų, tai jų ten daugiau galbūt padaryti, bet pačių veiklų tikrai nereikia padaryti didelio labai to darbo paketo. Turėtų būti kiekviename po pasiekimą, tai reiškia kažkokią veiklą darote ir kažką tai galite kaip čia pačiupinėti, ar ne, tai ten, kaip ir minėjau, tas renginys, ar ten kažkokia įranga, ar ten kažkoks susitikimas, ar brošiūra, tada kiekvienam tam paketui tai po vadinamą tą produktą, ar ne. Nu ir projektas, aišku, natūraliai turi turėti tą siekti rezultato kažkokio, tai tikriausiai bejo jums neleis pateikti paraiškos, bet pagalvokite vėlgi tos rezultatus, kokius norit pasirinkti ir pasižiūrėkite būtinai pirmą priedą, ten labai aiškiai yra parašyta, kokie tie rezultatai ir pagalvokite, kas jums tinka. Vienas komunikacijos tikslas darbo paketui, kolegė daugiau apie komunikaciją kalbės ir svarbu dar pabrėžti, kad nėra atskirų darbo paketų skirtų administravimui, kaip, pavyzdžiui, projekto įgyvendinimas ir, pavyzdžiui, pasiekimas yra 5 ataskaitos, tai taip nedarome, komunikacija irgi, nebent tai yra visas projektas apie komunikaciją ir infrastruktūrą irgi nedarome jokių dalykų, kad darbo planas infrastruktūros gerinimas, ne, tai turi viskas būti susieta. Tai pasižiūrėsite vėlgi šitą skaidrę, siūlau tikrai pasiskaityti, čia truputėlį kalbėjau apie tas atliekų kaip čia tvarkymo gerinimą, ar ne, bet čia tokie pavyzdžiai, sakysim, tokie, kadangi labai mažai vietos tose skaidrėse yra, tai jie labai taip suprimityvinti ir suspausti, bet iš tikrųjų, na, nes matom, pavyzdžiui, irgi pasiekimai, deliverables yra įrašyta, dalyvių sąrašas. Tai yra tik įrodymas, ar ne, veiklos, bet tai nėra pasiekimas, ar ne, tai pats dalyvių sąrašas nieko nereiškia. Va, pasižiūrėsite ir tada dar toksai, va, irgi, kaip sakoma, pamokymų minutėlė, tai ką jau ir kalbėjau, kad problema ar iššūkis tai nei per daug negerai, tai yra per daug globaliai, kaip, pavyzdžiui, klimato, kad tai yra svarbi problema, ar ne? Nu, jinai svarbi yra visur, bet kalbėkim apie ar ten gaisrus, ar ten išdžiūvusius medžius, ar ten kažką tai konkrečiau, ar ne?
irgi labai svarbu, kokio pokyčio siekiate. Tai pavyzdžiui, kad mokymų pagalba skatinsime šalių bendradarbiavimą, tai kaip sakoma, tada kyla toks klausimas angliškai so what, ar ne? Nu tai kas, kad jūs bendradarbiausit, bet kaip tai pagerinsite programos teritoriją arba bendruomenės. Taip pat irgi kartais matom, kad yra kažkokia tai įranga, pavyzdžiui, perkama, bet jos nėra nei vienoje veikloje ir staiga jinai biudžete iššoka su ten keliasdešimt tūkstančių, tai tokio irgi reikia vengti. Vėlgi, kad neįtraukti savo tų veiklų, kurias nuolatos darote, nes turi vis tiek naujoviškumas būti. Na ir tas tvarumas arba kartais, ką iš tikrųjų matome, kai projektai labai nori pažadėti ir tikriausiai, kad jau laimėtų tą konkursą, tai yra nerealūs pažadai, kad sako, pavyzdžiui, parengsime ir įgyvendinsime viso pasienio regiono vandens telkinių išsaugojimo strategiją. Tai iš tikrųjų neatsirado dar nei aplinkosaugos agentūra, nei tokių dalykų negali padaryti viena, o čia per projektėlį kažkokia nevyriausybinė organizacija, tai jo labiau to nepadarys, ar ne? Tai venkime nerealių pažadų, o žiūrėkime iš tikrųjų, ką galime padaryti. Tai noriu perduoti dabar savo kolegijai Valerijai apie komunikaciją. Ačiū Jums. Taip, pakalbėkime apie projekto komunikaciją ir viešinimą. Mano skaidrių nebus daug, bet labai norėčiau atkreipti jūsų visų dėmesį ir į būtinumą suplanuoti tinkamas komunikacijos veiklas jūsų projekte, nes pagrindinis aspektas yra, kad komunikacija padeda jums pasiekti jūsų projekto rezultatų. Be komunikacijos, kad ir koks geras projektas būtų, nepasieksite tikslinių auditorijų ir ši dalis yra irgi labai svarbi vertinant jūsų paraišką, tai tikrai kalbėsiu šiek tiek vėliau apie vertinimo kriterijus, vertinant paraišką. Ir tiesiog gal trumpai paminėti, kad mes matom tokią nelabai gerą tendenciją iš patirties iš pirmo, antro kvietimų teikti paraiškas, kad pritrūksta tų komunikacijos veiklų, išgrynintų sprendimų jūsų projekto tikslui pasiekti. Dažnai matom, kad tik minimaliais reikalavimais yra apsiribojama. Tai tiesiog tikrai labai skatinu atkreipti dėmesį į šią paraiškos dalį. Kalbant apie komunikacijos tikslus, tai pats pagrindinis ir svarbiausias yra būtent galvoti apie jūsų tikslinės grupės. Tai kai jūs žinote, ką darysite, suplanuojate veiklas, tada išsigryninate tikslinės grupės ir komunikacija yra apie tai, kaip jūs pasieksite tikslinės grupės. Mes galvojame apie galutinį vartotoją, to, ko mes siekiame, ko jūs siekiate savo projekte. Pavyzdžiui, jūs planuojate, sukurti naują paslaugą, kažkokią socialinę paslaugą, medicininę paslaugą, turite eilę veiklų, užduočių sukūrimui. Ir tada, kaip jūs pasieksite tikslinės grupės? Galbūt jūs perkate įrangą, galbūt jūs didinate kompetenciją specialistų tos srities ir darote visą kitą eilę veiklų. Ir tada kaip ta tikslinė grupė sužinos apie jūsų atnaujintą arba sukurtą paslaugą, kaip galės užsiregistruoti, kaip jūs pasieksite irgi tuos specialistus, kurie irgi yra kita jūsų tikslinė grupė. Tai tiesiog pradėkime nuo tikslinių grupių ir tada jau galvokime, kaip geriausia pasiekti būtent jas, kokiu būdu. Ne taip, kad ten sukurkim video, parašykim pranešimą spaudai, paplatinkime socialinėje žiniasklaidoje, ne, pradėkime nuo tikslinių grupių ir nuo geriausio būdo joms pasiekti. Tada, žinoma, mes turime informuoti visuomenę apie projekto rezultatus ir naudą. Čia irgi siejasi jau su akcentavimu ES indėlio, nes ES skiria finansavimą ir normalu, kad tikisi to tikro gero viešinimo, kad tai, ką jūs darote, būtų visiems iš karto aišku, kad tai yra finansuojama, bendrai finansuojama ES lėšomis. Tai taip pat leidžia užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą. Ir šie 3 tikslai yra apie tą išorinę komunikaciją daugiau, ne tikslinės grupės, visuomenė, matomumas. Ir būtina irgi galvoti ir apie vidinę komunikaciją. Tai irgi ir kolegės minėjo apie bendradarbiavimą su partneriais, nesat konkurentai. Tiesiog irgi ta vidinė komunikacija labai svarbi tam, kad užtikrintumėte sklandų projekto įgyvendinimą.
Toliau. Pagrindinis jūsų klausimas, kalbant apie komunikacijos dalį, tai yra, kaip komunikacija padės pasiekti jūsų projekto rezultatus. Irgi, kaip minėjau, jau pavyzdį apie, pavyzdžiui, socialinę ar medicininę paslaugą. Ir dabar, pavyzdžiui, irgi Jurgita jau minėjo, kad jūs savo work package darbo pakete turite turėti bent vieną komunikacijos tikslą ir susijusią tikslinę grupę. Tai gali būti jų ir daugiau, bet tiesiog kiekviename darbo pakete privalomi bent vienas komunikacijos tikslas. Ir irgi Jurgita jau minėjo, kad ši komunikacijos veikla dažniausiai tai bus tokios smulkesnės veiklos veiklų aprašyme, activity description. Tai irgi, pavyzdžiui, planuojate bendrą turizmo maršrutą, planuojate įvairias veiklas, nežinau, infrastruktūros kažkokie darbai, kažkokios veiklos, kažkokie įrangai ir panašiai. Ir tada jūs turite reklamuoti, nesakykime taip, gal ne pats teisingiausias žodis, bet jūs turite pranešti apie tai, ką jūs pasiekėte ir pritraukti tos turistus, pritraukti vietinius gal gyventojus, vėlgi kalbam apie jūsų tikslinę auditoriją, kokiu būdu jūs geriausiai pasieksite. Tai galbūt tai bus eilė sukurtų video pranešimai spaudai, galbūt tai bus kažkoks žurnalistų turas organizuotas po jūsų sutvarkytas lankytinas vietas ir objektus. Tiesiog kiekvieno projekto specifika yra skirtinga ir už tai, kai kalbėsime apie minimalius reikalavimus, nebus tokių pavyzdžių jau konkretesnių, nes kiekvienas projektas jūs patys geriau žinote tikslinę auditoriją ir geriausia būdą jai pasiekti. Na ir irgi, jau kaip irgi Jurgita minėjo, labai specifiniais atvejais komunikacija gali būti atskira veikla. Tai čia mes kalbam apie, geriausias pavyzdys yra visuomenės informavimo kokia kampanija. Tai čia yra tokia labai teminė projekto veikla, kuri galėtų būti jau ir atskira veikla. Bet kitu atveju komunikacija tiesiog padeda jums pasiekti jūsų projekto rezultatų ir yra smulkesni žingsniai prie kitų jūsų projekto veiklų. Minėjau pačioje pradžioje apie vertinimo kriterijus, tai šioje skaidrėje labai trumpai matote, ką vertintojai vertina, kas siejasi su komunikacija. Tai labai svarbu, kad jūsų komunikacijos tikslai, kaip minėjau, jau viename darbo pakete bent vienas komunikacijos tikslas, kad jis būtų tiesiogiai susijęs su jūsų projekto tikslais. Ir jis turėtų padėti prisidėti prie konkretaus projekto tikslo pasiekimo. Tada vertinama yra, kaip aiškiai aprašytos jūsų komunikacijos veiklos ir vėlgi grįžtant prie tikslinių grupių, kaip tos veiklos yra tinkamos pasiekti šioms jūsų būtent projektų tikslinėms grupėms ir suinteresuotosioms šalims. Ir bendrai, aišku, skirtos komunikacijos tikslams, jūsų projekto komunikacijos tikslams pasiekti. Tai kaip veiklos siejasi su komunikacijos tikslais ir projekto bendrais tikslais. Minimalūs reikalavimai. Tai yra logotipo naudojimas, kaip matote mūsų visose skaidrėse. Tiesiog ant visko, ką darysite projekte, greičiausiai turėsite naudoti programos logotipą. Tada turėsite paskelbti informaciją interneto puslapiuose visų partnerių ir socialinės žiniasklaidos paskyrose. Jeigu planuojate infrastruktūros darbus arba įrangos pirkimą, ir jūsų projektas viršija 100 000 eurų sumą, tai yra visiems projektams reiškia taikoma, tai turėsite nusimatyti patvarią lentelę arba stendą. Jeigu ši sąlyga jums netaikoma, tarkim, projektas visiškai minkštas, tada jūs turėtumėte nusimatyti plakatą arba informaciją elektroninėme ekrane partnerių įstaigose. Taip pat turime papildomus reikalavimus partneriams iš Lenkijos. Pagrinde tai yra kalbama apie tokias specifines informacinės lentas, tai yra jūsų partneriams iš Lenkijos labiau aktualu ir programos vadovą tikrai rasite ir jie ras informaciją. Na ir nepamirškite, kad turėsite naudoti emblemą, galbūt jums reikės lipdukų įrangai, tokie smulkus dalykai. Tai kaip minėjau, šie minimalūs reikalavimai, jie yra tiesiog visiems privalomi ir jie tokie labiau techninio pobūdžio. Tai tiesiog labai atkreipiu dėmesio, kad jų neužtenka. Neužtenka prie visų jūsų projekto veiklų, parodyti, kad turėsite lentelę stendą, plakatą, informacinę lentą ir pirksite lipdukus. Tai tikrai yra
tiesiog visiems universalūs tokie reikalavimai, be kurių neišsiversite, bet turit galvoti apie tuos savo specifiniam projektui, tas jau tikrasias komunikacijos veiklas. Ir dėl ko minėjau šios minimalius reikalavimus irgi ir tuos specifinius jau reikalavimus, dėl to, kad kaip ir visą projektą planuojami, būtinai dabar turite suplanuoti reikalingus išteklius. Tai žmogiškieji ištekliai, kas tai darys, ar tai pas jūs bus komunikacijos vadovas paskirtas, ar projekto vadovas atliks ir komunikacijos vadovo rolę. Tai tiesiog nusimatykite iš karto ir biudžetas labai svarbu, kad jūs skirtumėte ne mažiau kaip 2 procentus viso projekto biudžeto, tai yra minimumas, ne maksimumas, tai tiesiog irgi kiekvienas projektas skirtingas. Žiūrėkite, kas yra aktualu jūsų atveju, bet mūsų rekomendacija būtų ne mažiau kaip 2 procentai viso biudžeto. Tai jau paskutinė mano skaidrė, tiesiog kviečiu sekti mūsų socialinėje žiniasklaidoje, jeigu dar nesekate, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį. Prisidėkite prie programos iniciatyvų, irgi noriu paminėti, kad šiaip yra nemažai Europos, pavyzdžiui, komisijos organizuojamų konkursų, kur projektai gali dalyvauti. Tai tiesiog irgi nusimatydami išteklius projekte turėsite, atversite savo galimybę dalyvauti įvairiose iniciatyvose Europos mastu su savo projektais, tai tiesiog kviečiu būti aktyviais. Ir dabar mes... Taip, trumpas priminimas prieš pertrauką apie terminą pateikti paraiškas, tai Liepos 31 diena, 5 val. Lietuvos laiku, sistema užsidaro. Ir dabar eikime į 10 minučių pertrauką, po kurios pratęsime su biudžeto planavimu.